galbūt tu už mane geri ir visko negali išgerti. Rūkai, kuri, paskui kari, nes norisi kažką pakarti. Už sienos šilsta karnavalas, lekioja plunksnos ir pūkai, kažkur pradingo kelio galas, todėl kuri, paskui rūkai. Rūkai, 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 virš rūko, yra tik dūmai ir žvaigždė. Poetai, žinoma, negali pakęsti, kai kažkas įsiveržia į jo eilėraščio vidurį. Tačiau eilėraščio galas yra už vidurį stipresnis, todėl tikrai jį išgirsite. O mes skubame jums pranešti, kad poetą Patacką laikinai pritildėme tam, kad praneštume apie didelę jo nemeilę rūkyti viešose vietose ir net Palangoje, žadančiam uždrausti Lietuvos sveikatos ministrui. Gerų. Ir nužudyta cigaretė, iš lūpų išspjauta, pažadinusi tikrą aistrą, nukrinta skudurų krūvon ir sukelia pasaulio gaisrą. Aš su taure vyno rankoje, o tu su cigarete. Visą gyvenimą man buvo tik dvi mintys galvoje. Krūtinė moters ir cigaretė. Cigaretė ir krūtinė. Ir visas aš galėčiau sulysti į tą krūtinę, kad tik tai lūpos kyšutų. Lūpos kyšutų tam, kad galėčiau rūkyti. Dabar liko kas? Dabar liko tik krūtinė, kadangi cigaretes nori atimti ministras. Vat nuo to pradėkit. Gintarai, skaičiau vieną tavo interviu, kuriame iš šuns dienas išdėjai sveikatos apsaugos ministrą, Žilviną Padaigą, kur sakei, kaip tokios žemė nešioja, jog norėtų uždrausti rūkimą viešose vietose. Visa bėda su tai žurnalistais, pasakai vieną žodį, prideda dar tris ir tada gaunasi kažkoks tai netalentingas sakinys. Aš visą laiką už poeziją, o ne už interviu, bet pane pažadinau mėgoti. Telefonas, balsas paklausė, kaip? Aš sakau, taip. Sakau, kaip jį vadinti, tą, kuris uždraudė rūkyti? Sakau, apsišykėliu. Bet sakau, kad jis ministras. Tada sakau, atsiprašau. O kas tas Žilvinas Padaiga? Tas sveikatos apsaugos ministras, kurį tu dėjai šuns dienas. Suprantu. Taigi ministrai praeina ir naina. Mano draugas, ir niekas jų neatsimena, net koks buvo. Aš jau neatsimenu visų sveikatos ministrų, kurie pasikeitė. Bet vis tiek man atrodo, kad ta taurė vyno, reiškia, yra kenkia labiau. Ir mums reikia turbūt išeiti į lauką, dabar aš ten parūkysiu, jūs ten išgersit likusį skystį ir panašiai. Bet man atrodo, kad liks kavinės tuščios tada, jeigu pradėsim draudinėti. Aš, pavyzdžiui, negeriu alkoholio, mane erzina, sakysim, girto žmogaus aura, o, sakysim, tą girtą žmogų erzina mano cigaretės dūmas. Tai čia, žodžiu, priklauso nuo kavinės kultūros, šalies, papročių, tradicijos. O tradicija jau sena, jau nuo Kolubo laikų Europą rūko. Galvoju, kad saikingas rūkimas ar saikingas alkoholio vartojimas nedaro didelės žalos. Aš galvoju, kad iš viso niekas nedaro žalos. Netgi valgis, kuris sukelia arba celiulitą, arba vėžį, jis irgi nedaro žalos. Nes šiaip ar taip mes priklausomi nuo kažko. Tai pavyzdžiui, Patackas nuo cigaretės, Ilona nuo bučinio, o ministras nuo kėdės. Ir aš galvoju ir užmirštu, ką galvoju, tai jūs teskite mintį. Jeigu savo gyvenime sutiktum moterį, kuri pasakytų tau tokius žodžius, jog visa aš tavo, bet tu tik mesk rūkyti, kaip tada? Aš sakyčiau, geriau cigaretė rankoje negu boba gyrė. Aš moku save suimti į rankas galų gale, tai yra tinkamas priešnuodis prieš moterį. Tūkstančiai žmonių, daug daugiau miršta nuo cigaretės. Kažkas pasakys, mūsų oponentas dabar žiūrantis. Vat kaip čia dabar yra? Ir paaiškink tai Ilonai, kaip čia yra? Aš dar nemačiau vieno nemirštančio žmogaus, kiek aš žinau, mirsiu ir aš pats. Visa tai yra tik laiko klausimas. Ir man juokingi medikų išvadžiojimai, sakysim, tas mirė nuo vėžio, tas nuo širdies, tas nuo blužnies, tas nuo kojos. Aš sutrumpintai galėčiau apibūdinti, kadangi esu diletantas, kad žmogus miršta nuo mirties. Ir jo mirties valanda jam yra nežinoma. Ir medikas nėra visagalis Dievas, kuris pakreiptų žmogaus likimą. Svarbu gyvenimą gyventi su komfortu, kurį, sakysim, man teikia cigaretė.